sveikinu jūs ir linkėjimai iš saulėtos Kalifornijos. Siena, Trumpo siena, Meksika prasideda, va, ten už kokių 30 metrų panašiai. Čia dar Amerika, ranką prakišiu, vis tiek dar būsiu Amerikoje. Tai šiandien, gegužės 1, pradedu savo Pacific Crest Trail kelionę. Tai iš tikrųjų labai noriu padėkoti visiems žmonėms, įmonėms prisidėjus prie mano šitos kelionės. Nesvarbu kaip, patarimais, palaikymu, finansinė išraiška, įranga, ta prasme, siunčiamais linkėjimais, žinai. Tai noriu pasakyti, kad labai ačiū už tai. Visą tai aš labai vertinu. Tai jo, tai štai ten kažkur tai tikslas mano. Kanada. Jo. Tai pradedam. Ačiū visiems labai. Kilometrą gal, jo. Sakiau, kad tik nepamirščiau, nes neįprastas dalykas neštis lazdą žygiavimo. Jo, kad tik nepamirščiau. Tai jo, visai netoli siena jau. O kur mano lazda? Aha. Pirmas vandenukas. Einam pažiūrėsim. Ar jo čia iš viso yra? Au. Na jo. Badosi. Dykumų augalai badosi. Jej. Yra. Faun, okei. Vandenukas. Dar viena oazė, bitės dūzgia. Iš karto medžiai visai kitokie, žalia. Ir tik pat miškelį anksčiau ir viskas ruda. Velniava šiek tiek prieš tai vaikščiau, viskas buvo gerai su batais ir vat pradėjo vieną pirštą spausti ir iš tikrųjų gan taip nemaloniai. Bet aš manau, jo, šiandienai trasoje tikrai pakaks man 10 kilometrų, tai realiai turbūt būsiu nuėjęs kokį 15. Tai dabar panašiai, dabar yra 7,1 kilometrą. Tai pasėdėsiu, atgausiu jėgas ir sekantis vanduo gan tolokai, jo. Tai čia reikės prisifiltruoti vandens. Rodo vandenį
kaip ir netoli, bet parašyta, kažkoks haikeris parašęs, kad yra sausas, vienas ten, žodžiu, žmogus yra parašęs, kad sausa, bet jau 2 vietos, kur buvo vandens, bet komentarai buvo, kad kaip ir arba nėra, arba sausa, bet ten iki sausumo tai tiesiog tikrai dar toli, bet rizikuoti, jau negaliu, nes sekantis yra tiktais už 17 kilometrų nuo čia. Tai šiaip, man atrodo, buvo sakyta, kad 14 myliai, tai tikrai visą laiką yra vandens kanistruose. Tai 14 mylė, tai čia koksai 20 panašiai kilometras, nu tai rytoj į pabaigą žygio ir turėčiau pasiekti. Labas rytas. Šis rytas toks labesnis. Pirmas rytas jau trasoje. Visai neblogai. Dabar 5:30. Nusprendžiau šiek tiek anksčiau pradėti, kol dar nėra labai karšta. Nes biškelį neapskaičiavau vandens ir kur galvojau pasipildyti dar šiek tiek. Ten tas šaltinis jau buvo sausas. Tai, žodžiu, dabar iki vandens artimiausių garantuotai tikrai yra beveik 12 kilometrų. Tai keliamės, pusryčiaujam ir lekiam. Turiu to vandens dar kažkiek tai. Čia dar nėra tragedija, bet kitą kartą reikės biškelį atidžiau paskaičiuoti, pažiūrėti, kas laukia. Maisto turiu per daug. Ryškiai per daug. Aš pasikroviau tiek, kiek, žodžiu, mažiausiai 2 esu prisidėjęs maisto. Jo, tai ir tempiu tą 17,5 kilogramų. Jo, bet šiek tiek atsikračiau riešutų, pavaišinau kolegą žygėjų amerikietį. Jo, tai vandens bus dabar nedaug, tai išgyvensim. Jo, šitas vanduo yra 12 kilometrų. Čia litras panašiai gal, net nepilnai. Bėda. Labai sulėtina mane šitokie ruožai. Jo, greitai eiti negaliu per tokius akmenis. Ypač kada yra šalia skardis dar, tai automatiškai
saugasi ir viskas lėčiau eina, tai tie kilometrai renkasi žymiai lėčiau. Bet grožis. Puslitriukas liko vandens ir 7,8 kilometro dar iki sekančio vandens, kuris jau garantuotai yra. Tai prisėdau biškelį pailsėti, kiek čia nuėjau, apie 4,5 kilometro. Jo, tai dar visai neblogai, kiek čia dabar yra. 8:25. Va, ateina ir žygeivis, girdžiu, dar vienas. Tai viskas kaip ir neblogai. Ką aš matau, mėlyni buteliukai, kanistriukai. Jo, tos poilsiavietės, Klyv, kur aš nakvojau prieš startą, prie pat sienos žmonės išsakė, kad mes vežam į 14 mylę vandens ir ten bus vandens visą laiką. Jej! Bet dar turiu sutaupęs 200 gramų. Jo, jej! Kūtų pavėsis, atsisėst, išgert 2 litrus vandens. Jo, Nereikės eit papildomų 2 kilometrų iki vandens. Na, reikės į ten eiti, bet gerokai anksčiau galėsiu atsigaivinti. Beveik 5000 žingsnių ir beveik 22 kilometrai padaryti ir net čia atėjau į Lake Moraine ir netgi čia yra dušai, nemokami dušai ir prigeriu vandens, suvalgau bananus ir kelis nusipirkau. Jo, čia biznis. Geras bananas $1. Bet nesvarbu jau. Tai va, Coca-Cola be proto saldi. Jo, ir darysiu, yra šiek tiek jau už kempingo vieta palapiniam. Tai iki jos ten keli kilometrai, tai žodžiu dar teks, bet šiandien labai neblogai. Nusiėmiau kuprinę, tai net į parduotuvę jau net nesuprantu, kažkaip keistai vaikštau
tokie, žinai, kaip ant sparnų, žinai. O, čia geras buvo. Tai tikrai labas rytas iš Lake Morena. Pusryčiauju prie normalaus stalo kempinge. Čia vat yra 3 kemperiai, 3 šeimų, kurios priėmė, leido pasidaryti palapinę, pavaišino vakarienę, nepaprasto skonio paėję. Tai va, tai žodžiu, vėluoju šiandien, čia šnekėjom jau ryte irgi su tais amerikiečiais, žodžiu, na, tiesiog leidau savo biškelį ilgiau pamiegoti. Greičiausiai darysiu sustojimą už 3-6 kilų, tai tiesiog tai, na, tokie per 2 dienas 3-6-7 kilai. Va, ir aš manau, kad viskas čia, na, bus neblogai. Nes sekantis, man atrodo, bus gan tolokai, tai jau, žodžiu, ten ar 7 kilų. Dar, žodžiu, tai nuo sekančio, vat, tos sustojimo, tai gausis iš viso, gal koks 7-8 kažkas tai. Tai va, tai žodžiu, valgau košytę, ko nedariau daug metų. Ir į trasą. Kalifornija, saulėtoji, jo, vakar prie vandens šaltinio, tikrai buvo karšta, turėjau progą nusiprausti, atėjo ten kiti žygėjai, pabendravom ir tik pajudėjus iš jo pradėjo niauktis, darytis gan vėsu, bet eiti buvo labai gerai iš tikrųjų. Tai paskui visiškai apsitaukė, vėjas sukilo. Tai vakare paskui jisai lygtais rimo. Naktį vėl pradėjo kilti, iš tikrųjų prastokai miegau. Jo. Tai va, šiandien tikrai susirengiau ir pukinukę jo ir valgau dabar pačią skaniausią pasaulyje banano duoną, kurią pavaišino amerikietė kempinge. Labai, na, malonu žmonės. Tai
Dabar tikslas nueiti iki Mount Laguna. Čia apie gal 16 km. Tai va, ten yra ir vietų, kur pavalgyti galima. Tai greičiausiai tą ir padarysiu. Aišku, kad padarysiu. Jo, ir tada matysiu pagal savo kūnelio stovį. Ar dar žingsniuoti apie kokius 5-7 kilometrus, nakvoti palapinėje. Ir tada jau sekantis yra Julian ir ten jau tikrai darysiu zero dieną. Ta prasme, diena, kai, poilsio diena. Išsimegosiu, tikiuosi, minkštoj lovoj. Ir pavalgysiu daugiau visokių skanumynų. Ir pagrindinis dalykas, duosiu kūneliui pailsėti. Bent jau vieną dieną. Tai va. Atsikėliau be 15, gal 6. Dabar po 7:15 griaunam palapinę ir į priekį. Spėjom. Dirba iki 6, dabar 4, ne iki 5 dirba, dabar 4 be 5. Suspėjom. Jej! Labas, susivėlęs rytas, puikiai svegojau. Naktį praleidau hostelį su keliais žygeiviais. Pavalgėm ir visai šalia hostelis. Žiūrėjom prognozes, kad naktį +4 ir gali būti ir sniegas, bet sniego nebuvo, lyjo naktį, lyja dabar. Ir iš tikrųjų prognozės buvo nedidelis lietus, bet pažiūrėjau per langą, viskas tiesiog balas, viskas teka. Įtiminė temperatūra -1 panašiai ir, žodžiu, eisim pusryčių nuo 9 panašiai, turim dar gerą valandą ir lauksim, kol pagerės orai arba, spręsim, ką daryti toliau. Tai, žodžiu, hostelis buvo išsigelbėjimas visiems, tikrai nepavydžiu, kas miegojo palapinėse šiąnakt, čia visai netoli, tai ir esame maždaug 1,8 km aukštyje, tai už tai ir ta temperatūra gerokai žemesnė negu visur kitur, tai va, bet viskas neblogai, tai čiau, iki. Tai išeinu iš Mount Laguna. Orelis toks, ne kažką. Naktį buvo, aišku, dar baisiau. Tai iš tikrųjų vėlai pradedu, labai vėlai.
iki Julian yra 55 km. Na tai realiai galėtų būti 2 dienų toksai kelionė. Tai, žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia bus. Jo, šiandien planas turėtų būti, kad nueičiau apie 20, būtų labai gerai 23 kilometrai, bet pažiūrėsim, kaip čia bus. Taip, lėkiau, čia labai geras takas su labai mažu nuolydžiu, be akmenų. Pasisukau tik į dešinę pusę, wow, net susimėčiau. Koks skardis. Labas rytas. Tai naktį nurimo vėjas visiškai. Tai dar gerai, kad aš leidausi nuo kalno ir buvo užuovėje. Tai dar galėjau palapinę pastatyti, bet jeigu būtų tekę miegoti toje pusėje, iš kurios pūtė tas vėjas, tai turbūt be šansų būtų net palapinę pastatyti. Labai daug kondensatą. Turbūt, nežinau, ar matosi, bet viskas varžava. Net ir miegmaišys, viskas parvėja. Tai teks per pietų saulė bus džiovintis. Bet viskas ok, puikiai pailsėjau. Tai iki. Taigi, einu, atsisėdau šią biškelį pailsėti, užkasti, atsigerti ir galvoju, kelintas šiagi kilometras galėtų būti. Irgi žiūriu, mano tikslas 110 jau kilometras, tai dabar pradėjau žiūrėti, tai dabar aš su 105 kilometrė nuo sienos. Tai 100 kilometrų įveikta. Liko dar 4670. O, košmaras. Jo, bet ką, po truputėlį į priekį, 105 kilometrai. Yeah! Tai žodžiu, pasiekiau Julian miestuką ir čia toks yra nerealus dalykas. Čia tai kavinė Mom's Pie ir jie žygeiviams dalina nemokamai ledai, pyragas ir kava. Tai ir tarp kitko, šiandien aš galvoju, einu per tą dykumą ir galvoju, kas čia 12 valanda. Ir man tikrai karšta. Sustojo moteris tokia pavežti, sakau, kokia temperatūra. Sako, 94 Fahrenheit.
Tai, ta prasme, 34,44. Wow. Tai kaip lietuviams, jo. Ir man nelabai mėgstančiam karštį irgi. Tai, wow, iš tikrųjų, daugoka. Bet kaip nors. Žygiuosiu labai anksti ryte, vakare paskui. Ir viskas. Tai, žodžiu, viskas buvo gerai. Čiau.